Sveiki ir vėl iš Vyturiuko sandėlio, savaitės pabaiga, ketvirtadienis. Sulaukiu labai daug skambučių iš žmonių su paklausimais. Jeigu nupirksiu jūsų elektrinį vežimėlį tiesiai internetu, kokį aš jį gausiu, kaip supakuota, kaip jį man reikės pasijungti, ar jis bus sunkus iškelti iš dėžės, ar aš vienas jį iškelsiu, ar reikės kaimynų, tėčių, mamos, brolio, sesės, vaiko pagalbos. Taigi šiandieną noriu parodyti mūsų elektrinius vežimėlius, kurie atkeliaus pas jūs kurjerių būdu dažniausiai, ir kaip jie yra supakuoti ir kaip juos reikia pasijungti įsigijus ir jau atvykus į namus. Taigi atvyksta dėžė su elektriniu vežimėliu. Šiuo atveju šitas vežimėlių modeliukas yra maksimalios apkrovos 130 kg. Vežimėlis pats sveria 35 kg. Taigi, kadangi vežimėlių svoris yra 35 kg, jau jis nėra lengvas ir jį iškelti galbūt reikės pagalbos iš artimųjų, kaimynų, draugų. Aš šiuo atveju pabandysiu vienas jį iškelti. Taip, vežimėlis, žinoma, čia yra visokie apmušalai, maišeliai, mes viską patrauksime. Taip jis atrodo įdėtas dėžėje. Turime dėžutę, joje yra pakrovėjas. Išpakuosime dėžutę. Taip, išpakuojame dėžutę. Matote, yra pakrovėjas, kurį mes parodysime, kaip reikia prijungti vežimėlį išėmus lauk. Dabar imu lauk vežimėlį. Kaip ir minėjau, vežimėlis svoris 35 kg. Nesistengkite vieni jo išiminėti, jeigu jaučiatės, kad fizinių jėgų nėra tiek daug. Tiesiog paprašykite kaimynų ar draugų pagalbos. Iškėliau vežimėlį. Kaip matote, vežimėlis yra sulenktas. Jame įdėti įrankiai, valdymo pultas. Tada paimame, įskleidžiame vežimėlį. Vežimėlį įskleidžiam, atlenkiame rankenas, galinę atlošą. Rankenų atlenkimas. Taip. Atlenkiam rankenas ir baigiam įskleisti vežimėlį. Kaip matot, vežimėlis įskleistas. Dabar įdedame valdymo pultą. Valdymo pultas dedasi šitoje vietoje, šito vežimėlio konkrečiai. Kitų vežimėlių gali būti kitos vietos. Šito vežimėlio konkrečiai šita vieta. Įstačiau valdymo pultą. Prisukam su rankenėlė. Taip. Išimu iš dėžės bateriją. Baterija, tokiu dydžiu baterija, taip pat jinai nėra lengva. Kas yra gerai su šita baterija, kad ją galima krauti įdėjus į vežimėlį. Baterijos įdėjimas į vežimėlį atrodo taip. Baterija uždėta ant vežimėlio. Ją galima krauti tiesiogiai vežimėlyje būnant, arba bateriją šito vežimėlio galime nuimti, nusinešti į namus, į garažą, ar kur jums šiuo atveju patogu, ir tada daryti krovimą. Vežimėlio prijungimas veikimui. Mes turime laidą į bateriją ir sujungiame. Sujungiau laidą prie baterijos. Ne iš tos pusės. Matot, iš tos pusės reikia jungti. Sujungiau.
Uždėjau bateriją čia. Taip. Ir jungiam vežimėlį. Vežimėlis įjungtas ir pasiruošęs darbui. Dar žinoma, mes jam turime paruošti apvalkus. Uždedame apvalkalus, paminkštinimai. Paminkštinimai, apvalkalai. Dar yra pakojai. Paruošime pakojus. Reikia peilio. Taip, pakojai. Uždėsime pakojus. Statosi labai paprastai. Įsideda taip, įsimauna. Pakojai paruošti. Įsimauna. Įsideda paruošti. Ir užsideda apdaila, kad kojos nenuslystų. Viskas, vežimėlis paruoštas pilnam naudojimui. Galiu net ir pademonstruoti. Įsiėmiau iš dėžės, užtrukau 10 minučių, neilgiau. Ir važiuoju pas jus į svečius.